Ūkius modernizuoti ir padidinti jų konkurencingumą siekiantys smulkieji ūkininkai gali kreiptis ES finansinės paramos. Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ūkio ir verslo plėtra veiklos sritį parama smulkiesiems ūkiams. Šiam paraiškų rinkimo laikotarpiui numatyta skirti 4 milijonus eurų paramos lėšų. Pagal veiklos sritį parama smulkiesiems ūkiams remiami veikiantys ūkiai, kurie nemažiau kaip paskutiniuosius metus iki paraiškos pateikimo metų deklaravo pasėlius ar registravo gyvulius. Kartu su paraiška ūkininkai privalo pateikti verslo planą. Pareiškėjai turi užtikrinti, kad verslo planą pradės įgyveninti per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Paramos lėšomis galima finansuoti naują žemės ūkio techniką ir įrangą, gamybinių pastatų statybą, remontą ir rekonstrukciją, infrastruktūros tvarkymą. Taip pat paramą galima panaudoti ūkiniams gyvūnams, daugiamečiams augalams įsigyti ir kitoms įgyvendinimo taisyklėse numatytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms. Pagal veiklos sritį parama smulkiesiems ūkiams yra finansuojama iki 100% tinkamų finansuoti išlaidų. Maksimali paramos suma vienam paramos gavėjui iki 15 000 eurų be PVM. Pusė paramos sumos yra išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra atkreipė dėmesį į pasikeitusią paraiškų atrankos paramai gauti metodiką. Naujojų paramos laikotarpiu pareiškėjų pateikti projektai bus atrenkami taikant balus už tam tikrų kriterijų atitikimą. Pagal šią veiklos sritį pareiškėjai turi surinkti ne mažiau kaip 35 balus. Surinkus mažiau balų, paraiškos bus atmetamos. Ankstesnio laikotarpio parama pasinaudojo smulkus ūkininkas iš Dysnos kaimo. Už 25 000 litų jis nusipirko frezą ir priekabą platformą šieno ritiniams vežti. Parama jam smarkiai palengvino ūkininkavimą. Palengvino gyvenimas nemažai. Prasta priekaba maža 10 reikėjo reisų važiuoti, a čia vieną kartą atsivežė. Tas yra labai svarbu per šienapjūtę, kai sausas šienas, ar lietus, ar kas, kad neužkluptų taip ir. Frezas irgi, pavyzdžiui, palygint rusišką kultivatorių tą ir frezą, tai čia žemė ir dangus skiriasi. Čia net kaimynai atėjo pažiūrėti, žemė kaip stalas, išlyginta, visur gražu lygų, nesunku buvo gauti. Taip. Ta pačia dieną viską dokumentus nuvežėm ir 2 klaidas įvėlėm, bet ten vietoj ir spausdintuvai viskas ištaisėm ir viskas tą pačią dieną viską pridavėm. Po to paskambino, kad viskas tvarkoja, jūsų patvirtinta jau. Jie visą laiką, kas gerai, informuoja, kad nepergyvint žmogui. Paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos veiklos sritį parama smulkiesiems ūkiams galima teikti iki birželio 30 dienos.